Kas tau yra roleplay? Va čia geras klausimas yra, nes kaip tu įvedei į viską, aš galvoju, iš tikrųjų, ta antra realybė, žinai. Nemažai žmonių aš girdėjęs, kad jie esu girdėjęs, kad tikrai daug žmonių gyvena tarsi antrąjį gyvenimą. Dabar, kadangi darau tokį mini, ne tai maratoną, o tokį, žinai, challenge, žiūrovai patys irgi nusprendžia, kad ar aš daugiau vakarų streaminu ar ne, bet stengiuosi kiekvieną vakarą pastreaminti roleplay'ų ir tęsti istoriją. Tai žinau, kad daug žmonių, kurie žaidžia roleplay'ų, jiems tai yra kaip ir antras gyvenimas, kur jie turi susikūrę savo personažą ir jie dieną dirba savo darbus, vakarais prisijungia ir atsipalaiduoja visai su kitu asmeniu, personažu, kurį yra susikūrę ir taip mėgaujasi, turbūt galima įvardinti antrų gyvenimų. Man taip nėra. Man roleplay'us yra kaip ir teatras, aš pats baigęs aktorinį ir režisūrą. Man roleplay'us tai yra pramoga ir galbūt netgi darbas. Man patinka kurti turinį, kurti produktą. Lygiai taip pat teatre, jeigu daryčiau, lygiai taip pat kine, jeigu daryčiau, lygiai taip pat kaip darau YouTube. Tai yra personažas ir aš pirmiausia galvoju apie žiūrovą, kaip žiūrovas žiūrės kaip serialą, kaip personažas ten atrodys, stengiuosi vesti liniją. Tai man tai yra kaip darbas / pramoga. Okay. Nes man šiaip visai, žinai, draugų komentarai anksčiau patikdavo. Draugų tarpe turėjom SAMP žaidėją, kas iš esmės yra tokia, galbūt, sakyčiau, ankstyva roleplay užuomazga Lietuvoje. Ir juokdavomės iš tokio vieno draugo, nesakom, po darbo eini į darbą. Jisai ten, žinai, vieno mašinos pardavinėja, vakare eina policininkų būtų. Taip, nes, roleplay'us priklausomai turbūt nuo žaidimo, ne nuo žaidimo, nuo serverio kūrėjų. Vieni vienokius darbus serveryje sugalvoja, kiti kitokius ir kiti žmonės būna, kad blemba daug valandų sėdi ir tą vadinamą į grindą, nes nori užsikelti tos žaidimo valiutos, pinigų turėti. Kaip realiam gyvenime žmonės nori kažkokią karjerą susikurti, kažką padaryti, kad būtų jam geriau, maloniau kurti tą roleplay'ų. Aš esu kitoks, mano personažai, žinai, yra tokie pramoginiai. Aš tos piniginės žaidimo valiutos nestatau į pirmenybę, aš statau roleplay scenarijus. Aš jeigu sutinku žmonės, visa tai yra vis tiek pilna improvizacija. Jeigu aš sutinku žmonės ir ten kažkas gerai, kokybiškai roleplayina ir mūsų tie biolaukai sutampa ir mes gerai pavarom, tai aš tada užbaigiu transliaciją ir aš taip, va čia buvo mano užmokestis, buvo geras laikas ir jutau ir iškart jaučiau automatiškai, jeigu aš gyvai transliuoju, kad ir žiūrovai tai mato ir aš tai jaučiu tą pačią sekundę, kad gerai viskas rutuliuojasi. Būna, aišku, tų stagnacinių vakarų, kur nelabai ten gavosi, galbūt nesutikai tam tikrų, vienas pats galbūt nepavyko išnešti visko ir jo, bet man geras užmokestis yra žmonių gera reakcija ir geras kokybiškas scenarijų sudėliojimas. O pats esi užfiksavęs, kada visa šita roleplay mada Lietuvoje prasidėjo? Nes pasaulyje aš taip suprantu, kad visas roleplay prasidėjo nuo GTA 5 online. O kaip Lietuvoje va šitas? Nes aš niekaip nesuprantu, kada va tas mada. Aš net nesigilinau. Aš pradėjau prieš 4 metus, mano kanalas nuo šito ir sprogo, galima sakyti. Ir prieš 4 metus aš netyčia užmačiau pirmąjį turbūt Karolio LTU Republiko. Vakar dar buvom susitikę netyčia mieste. Suprandam. Prie siuntų skyriaus, tai linkėjimai Karoliui. Ir jo, aš mačiau pirmą jo video, galvojau, kas čia per žaidimas, kodėl žmonės kalba kažkokiais personažais, ką daro. Ir tada pradėjau šiek tiek, žinai, biškai pasikasinėti. Pakasiau po YouTube, radau keletą dar lietuvių kūrėjų. Tada galvoju, pažiūrėsiu, ar angliškai kažkas daro. Radau keletą anglų kūrėjų. Ir galvoju, this is it, čia jau mano daržas, aš personažus galiu sukurti, aš žinau kaip vesti liniją, aš mokiausi to 4 metus ir važiuojam. Tiesiog pajutau, kad tai gali būti startas mano YouTube kanalui, visą laiką norėjau turėti YouTube kanalą, sėkmingą kanalą, iš kurio galiu gyventi ir nereiktų kito darbo dirbti. Tai užsifilmavau 4 epizodus, jutau iš karto, kad tikrai geri, smagus epizodai gaunasi. Dariau šiek tiek kitokią stilistiką negu visus lietuvius, kur radau. Daugelis būdavo tokie
pavieniai vakarai. Sukurti personažai, bet pavienis vakarų siužetas ir viskas. Tai aš nusprendžiau kurti personažą ir tęsti jo istoriją per visus epizodus nuo pradžių iki galo. Tai buvo pirmas mano personažas Romis, žemaitis, tada net nebuvo dar pareigūnas, bet jo istorija nusirotuliavo, kad jis tapo pareigūnu. Nusprendžiau eiti tuo keliu, kaip supratau, žmonės įtraukė pats scenarijus, noras kaip serialo, laukti, kas bus toliau, kaip seksis. Mane patį įtraukė, nes tai yra improvizacija, aš nežinau, kur viskas nuves. Tada atsirado kiti personažai, sukūriau kitų personažų ir prieš mėnesį, nežinau, prieš 2-3 gal, kažkaip buvau irgi tokio gal kūrybiniai stagnacijai, kur pradėjau irgi dalinai daryti tą tokį vieno vakaro šou ir baigėsi. Ir pradėjo būti nebesmagu, bet nesupratau. Vat nesenai prieš gal savaitę pats savo atsakiau į klausimą, kad man reikia kurti ir tęsti tas istorijas. Dėl to ir sugalvojau kiekvieną vakarą prisijungti ir daryti va dabar su kitu personažu, tai yra Gintaris, kriminalinis personažas, irgi žemaitis. Ir atrodo, kiekvieną vakarą darydamas, kurdamas tą istoriją, jausdamas, kad istorija turi gerą ir kokybišką seką, build-upinasi viskas, vėl atrodo sugrįžo tas noras kurti ir ta meilė roleplayui. Tai nežinau, ar aš nuklydau, jau nebeatsimenu, koks klausimas buvo. Aš net iš tikrųjų, kol pasakai, galvoju apie tai, kad ir vakar, ir užvakar žiūrėdamas tavo streamą pastebėjau, kad, tarkim, žiūri ir atrodo, yra ilgi tarpai, kadangi tai streamas nemontuota medžiaga tokia, kur atrodo doesn't make sense, bet kai matai didesnį tą paveikslą ir galvoji, čia taip nutiko, tai jau matau, kad epizode galėtų būti čia sutraukta viskas ir atrodys visai kitaip. Ir aš matau tą tavo didelį indėlį ir pasirašymą į visą tą roleplayų, nes vis tiek yra kažkokia didesnė mintis ir yra tik tai kintamieji, kurie jau nuo tavęs nepriklauso, žinai, kaip viskas gali pasisukti, kas iš esmės ir priduoda to tokio netikėtumo momento ir aš manau, kad žmonės labai užkabina. Ir čia labai iš tikrųjų gerai išeina klausimas mano, žinai, bet vėlgi, žinai, sakai, žmonės grįžta po darbo, susikuria tą savo personažą, pasineria į visą žaidimą, vieni, kaip sakai, grindina, kiti irgi eina ten tiesiog for fun, kitose servuose gal tiesiog šaudasi. Bet kokia asmeninė įžvalga, kas visgi taip įtraukia? Niuri kasdienybė darbe, neįdomus gyvenimas, kodėl žmonės taip į tą internetą įnyksta? Gali būti, aš drįsčiau teikti, nesu aš joks ne psichologas, ne terapeutas, kad atsakyti tą klausimą kompetentingai, bet aš drįsčiau teikti, man kartais susidaro įspūdis, kad žmonės taip pabėga nuo kasdieninių problemų. Nes aš turėjau irgi labai panašią įžvalgą būtent apie tai ir kartais net matosi iš sukurtų personažų, žinai. Aš pats nesu didelis roleplay žaidėjas, bet esu susikūręs ne vieną personažą, su visiškai atsitiktiniais vardais, kur tiesiog eidavau ir stebėdavau žmonės, ką veikia, žinai. Man iš pradžių būdavo žiauriai nejaukus momentas, bet tik dėl to, kad serveriuose žmonės susibūrė labai siauroj vietai, kažkokiai lokacijai, žinai. Ir tai bėgi per miestą, niekas nevyksta, dar tam kojam bėgi visas, kol nuo vieno taško iki kito nusigabini. Ir bendraujant su žmonėm kartais gali pajust tą tokį, kaip čia pasakyti, jų sukurtą personažą, kur galbūt jisai norėtų toks būt, žinai. Kad galbūt žmogus gyvenantis... Žinau, kad turi menį. Kur galbūt žmogus gyvenantis, žinai, realiam pasauliu yra kuklesnis, galbūt jisai netoks drąsus ir ta personažas yra visiškai kitas radikalus posūkis ir nauja spalva jo gyvenime, žinai. Tai ir gyvenime, manyčiau, galima tai priderinti labai daug, turbūt aktorių, režisierių, kartais kompanijų, jie gali laisviau išsireikšti, nes jie žino, kaip tai padaryti, pasislėpdami už tam tikro personažo. Gali paaštrinti patys save, žinai, tu nelabai pabėgi nuo savęs, kaip aš, pavyzdžiui, nuo Simo, bet tu užkeli to tokio lengvo hypo, linksmumo įdėdį ir tai, nėra tikrasis tu yra tas, Audrius Bružas buvo gerai pasakęs, sako, Audriau, padaryk, būk savim, tu tas... Ne, aš sako, savim, jeigu būnu, aš sako, man seilė nubėgus, aš ant lovos atsigulęs televizorių žiūriu ir nėra emocijos veido jokio, ten nėra. Yra tas pakilėtas Audrius, kurį žmonės yra pripratę matyti ir aš kažkada išgirdau ir galvoju, taip, tai yra suvaidinimas ir pakelimas emocijos. Tai jeigu tu sugebi nešti tą emociją ant savo pečių ir pakelti ir kompaniją į viršų ir taip toliau, tai
tu gali daryti tai realiam gyvenime, o jeigu tau realiam gyvenime to nepavyksta, tu galbūt bandai tai kompiuteriniam žaidime pasislėpdamas už personažų tai daryti. Kas, manyčiau, irgi nėra blogai, gal žmogus taip gali išsilaisvinti ir galų gale tai perkelti į realybę ir pritaikyti savo, pasitestavęs žaidime, bet nežinau, ar visi tai daro. Jeigu padaro, tai jėga. Ir aš žinok, manau, kad čia yra labai gera įžvalga apie bendrai visą kūrybą. Jo labiau, kad tas pats Casey Neistat yra kaip kūrėjas ir jo žmona Candice, toks vardas, man atrodo, buvo pasakius, Candice, sako, jo. kad aš apie tave sužinau kartais daugiau dalykų iš video, negu tu man realiai akis pasakai. Tai čia, žinai, toks, manau, bendras galbūt kūrėjų ir žmonių bruožas, kad mes išsilaisvinam, kažkas parašinėja kažką, kažkas nusifilmuoja epizodą, kažkas eina į žaidimą, susikuria naujo save ir idealiausiu atveju turbūt perteikia tai galiausiai realiam gyvenime. Bet dabar kalbant tą pačią temą, aš galvoju, galbūt netgi kartais tame yra ir pliusų. Galbūt žmogus turėjo labai blogą dieną, darbė ten viršininkas ant jo važiavo ir atėjęs į žaidimą. Jis išlieja tą negatyvę energiją, galbūt susimuša žaidime su koks nors kriminalinis personažas, su kažko susimuša, išliejo tą blogą energiją ir kitą dieną jis atsibūdęs nueis į darbą normaliai žvalus, o ne kils kokie mintis, žinai, ten išsismurtauti realiam gyvenime ir kažką negero padaryti. Na, trenk durim ir išeit viską metus. Nu. Okay. O tada dabar dar toliau plėtojant visą šitą temą, žinai, tas ir užuomasgai mūsų pokalbio pradžioje, žinai, pradėjau pasakoti, žinai, kad man visai įdomi ta mūsų ateitis. Ir pasaulyje šiuo metu labai daug visokių dalykų vyksta, nuo dirbtinių avatarų, visokių AR, ta prasme... AI modelių, kurių net neegzistuoja ir žmonės reklamas perka ir taip toliau. Jo, ir ta prasme dabar tų trumpinių yra tiek daug, kad aš net visų neišvardinčiau, net nebespėjai sekti iš esmės. Ir pats turbūt kasdienybėj naudoji krūvą įrankių, kurie pagerina, ta prasme, kūrybinį procesą arba pagreitina, ar tiesiog kokybę pakelia. Gal ne kiek pagerina, kiek labai stipriai pagreitina. Tai va, ir va čia, žinai, man klausimas iš karto, kaip galvoji, ar visas RP populiarumas gali būti užuomasga va tokiam virtualiai ateičiai, kai žmonės galbūt atsisės vieną dieną į kėdę, įkris į kažkokį krėslą. Aš net nemanau, kad tai užuomena. Aš manau, kad taip gali būti. Dabar, jei gal tu žinosi, serialas. Taigi jau buvo sukurtas Netflix'e serialas. Aš žiūrėjau, jį nebeatsiminsiu niekai pavadinimo, kur turtingi, labai dideli turčiai žmonės. Westworld. Sėsdavo. Taip, šitas. Arba Westworld, arba Black Mirror. Šitas. Ne, Westworld. Ir jie tiesiog tas filmas padarytas, kad jie įsikūnė į kitus gyvus žmonės, kurie valdo. Tai sakau, tai aš nenustepsiu, kad čia yra ateitis ir mes dar jos sulauksim. Aš manau irgi žinau, kad sulauksim. Ir mes čia net ir ofise turėjom tokią temą, tarp kitko, iš to paties serialo Westworld, kad visgi žmonės kuria tuos humanoidinius robotus realiam gyvenimui, kurie palengvins tau kasdienybę, o tu pats gyvensi online, kas yra žiauriai keista, nes technologiją perkeliam į realybę, o patys keliaujam į internetą. Ir tam pačiam Westworld'e buvo, žinai, kalbėjom apie tą humanoidų panaudojimą, žinai, su kolegom, ir Westworld'e buvo labai gerai išsakyta mintis. Sako, jeigu aš esu mergina ir tu klausi, ar aš gyvas žmogus, ar aš robotas, bet jeigu tu neskiri, tai koks skirtumas? Geras. Ir va čia išėjo kalba, nes pradėjom kalbėti, kur tie humanoidai galėtų būti ateityje panaudoti, žinai. Ir mano pagrindinė mintis buvo, sakau, kad ir kaip krypis skambėtų, bet greičiausia karas tai yra įmanoma, bet ten nebūtina žmogaus fizinė būklė tokia. Bet iš esmės, kur aš tikrai esu įsitikinęs, kad bus labai greit panaudota, tai yra visa sekso industrija. Stipru. Nu, aš sakyčiau, kad tai yra viena seniausių profesijų pasaulyje, kaip internetai teigia. Ir sakyčiau, kad jeigu tai žmonių išnaudojimas sumažėtų, aš manau, daug kas sutiktų investuoti pinigus į tai visų pirma. O visokių nukrypimų yra dėja, kad ir kaip būtų gaila, bet tokia ta realybė. Ir bus. Ir bus. Ir aš manau, kad va šitas Westworld citata, kad jeigu negali atskirti, aš tikras asmo ar ne, tai koks skirtumas. Tai... Stipriai tu čia užsukai. Jo, nuo roleplayaus. Bet žinai, roleplayus gali būti įvairūs. Tai yra realybė, tai sakai, humanoidiniai va tokie robotai, Japonijoje, visi jie jau dabar eina link tų dalykų ir visų kitų. Tai
visiškai nenustepsiu, kad dirbtinis intelektas įsikūnys į tuos humanoidinius robotus, kur jis jau net neatskirs, ar jisai seksą turi su realiu žmogum, ar kitus, kuris galės bendrauti ir taip toliau. Man aišku, dar kyla klausimų, žinai, Crazy. Ir žinai, ir grįžtant šitoje vietoje dar link RP, man klausimas, kiek to iš tikrųjų reikės, jeigu visi persikels į virtualią realybę. Nes iš esmės tas roleplayus, kurį aš dabar matau, žinai, yra tam tikra teatro repeticija prieš tai, kai mes persikelsim į internetą. Ir gyvensim, nežinau, su Apple Vision Pro versija 8 kokia nors, kur turėsim, nežinau, liemenės, kurios suteiks mums kažkokį pojūtį, kai tau draugas ranką ant peties uždės, ar dar kažką. Plius jau... Šitie jau yra, man atrodo. Yra net ir tokių įrenginių, kur jeigu tave nušauna žaidime, tu miršti realiam gyvenime. Ir tai nori pritaikyti eutanazijai. Kad realiai, jeigu tu jau yra paskirta mirties bausmė... Dar giliau padiginęs matau visi. Man visa technologija yra visai įdomu. Čia real yra tokių įrenginių? Jo. Tau pritaiso vos ne kaip per matricą čia tokį dalyką su adata. Ir tu gali žaisti kompiuterinį žaidimą, žinai. Ir jeigu tave nušauna, instant death, tipo kėdėjai. Tai gerai, eutanazijai pritaikytas. Tai yra ten, nu gerai, jisai nubaustas mirties bausmė, buvo už ką padarė nusikaltimą. Ir kur tada tai veda? Man skakau, jeigu jau brainstormina. Ne last chance netgi, ta prasme, jeigu jis vis tiek turės mirti ir tai pabandyk išgyventi, kiek tau pavyks. Ir kas tada renkasi žiūrovai kaip per gladiatorius ir žiūri, dabar jis mirs ar ne. Tai vat su šitu, žinai, dar nesu susipažinęs iki galo, bet tai yra viena iš panaudojimo būdų. Bet technologija, žinok, sukūrė, aš dabar bijau pameluot, kuri tiksliai kompanija, bet jinai daro ir pakankamai populiarių kažkurių įrenginių. Bet jau senai domėjau šitą temą, bet tokia deep. Tai va, gerbimieji žiūrovai, kurie žiūrėsit, visada galvokit, kad AI jūs jumis stebi ir sekantys jūs galite būti, kur bėgsite kaip gladiatorius ir arba mirsite. Ne, juokauju. Bet, nu, iš tikrųjų, žinai, įdomiai pakrypo tema, nes serialas Squid Games. Nemačiau. Žinau, nežiūrėjau. Bet konceptas panašus, žinai. Žmonės stebi, kaip kiti žmonės bando išgyventi. Filmas Gladiatorius. Žmonės stebi, kaip kiti bando išgyventi. Ir tas pats Ready Player One. Ten tavęs kaip ir niekas nestebi, bet iš tikrųjų tu turi savo avatarą, tu gyveni gyvenimą, tu žaidi žaidimus, už tai gauni realią valiutą ir iš to gyveni realiam gyvenime. Kiek tu ten begyveni. Bet iš esmės, jeigu kažkur nori nueit, tu viską darai virtualiai realybėje, žinai. Ir ta virtuali realybė, žinai, atėjo ir pas mus. Realiai pažiūrėk, Kinijoje jau kiekvienas žmogus turi savo social score, kuris yra kind of digital valiuta ir nuo to priklauso, ar tu gali gauti paskolą ar dar kažką. Taip, nesgi buvo kažkoks panašus ir filmas, kur tu, tipo, kaip tu ilgiesi internete ir taip priklausys tavo realus gyvenimas. Tai visi, maršo dalyviai gan prastą turėtų. Aš manau, kad jie jau tada būtų su prieš tai mūsų įvardintų gadgetų pasodinti į kėdę. O šiaip, žinai, tai dar visai įdomus momentas, kad ir ta pati Meta sukūrė pridėtinę realybę. Jinai dabar yra dar labai ankstyvoj stadijoje ir kiek teko kalbėti su kitais žmonėm, jie labai sunkiai priima ir ten pagrindė tiesiog vaikai reidžina ir užsiema nesąmonėm. Bet užmojais ten didelis, milijardų numesta daug ir viskas dar tik tai kūrime. Bet man labai patiko viena įžvalga, žinai, kas vėl veda prie roleplayaus. Tai yra, kad tiek kompiuteriniai žaidimai, tiek dabar ta visa pridėtinė realybė, virtuali realybė, jinai leidžia žmonėm, tarkim, su turintiem negalią ir negalint arba judėjimo ribojimų kažkokių, patirti tai, ką patiria sveikas žmogus, galintis nuvažiuoti prie jūros ir panašiai, žinai. Ir jie gali save iš naujo reinventinti. Tai tas roleplayus visai manau, kad ankstyva užuomena. Ir iš tikrųjų daug čia klausimų išbėgom net į priekį apie patį roleplayų, bet dar šiek tiek sugrįžtam. Nes noriu susipažinti iš arčiau, žinai, kokios yra esminės roleplay taisyklės?
Kad vat būtų geras roleplayus ir galbūt yra kažkas, ko griežtai nereiktų daryti. Manau, pagrindinė taisyklė būtų žmogiškas common sense. Jeigu visi jį turėtų, taisyklių nereikėtų. Bet taisyklės ir buvo sukurtos tam, kad didžioji dalis, kas prisijungia serverius ir žaidžia, neturi to vadinamojo common sense. Jie nori laimėti situacijas. Turėjau diskusiją dabar serverėje, kuriam žaidžiu Discord'e, žinai. Prašau, gerai, tu tą situaciją vakar laimėjai ir mane užtrigerino. Aš nenorėjau jokios situacijos laimėti, aš tiesiog buvau nepatenkintas, kad situacija vyko neteisingai ir buvo meluojama, kur pagal situaciją. Ir tas žaidėjas vienas rašo, jisai sako, tu laimėjai tą situaciją. Sakau, aš kaip Simas nieko nenorėjau laimėti. Aš norėjau, kad tęstųsi kokybiškas ir geras roleplayus. Tai nemažai žmonių būna žaidžia, tarsi tos scenarijus eina, kad jos laimėti. Jie eina kaip į vadinamus battles, į kovas, kur taip neturėtų būti. Laimi įvykus geram roleplayui, laimi abi pusės. Nesvarbu, ar tavo personažas galbūt buvo ten kriminalas ir pasodintas į kalėjimą, ar buvo išlaisvintas ir atvirkščiai. Jeigu buvo kokybiškas roleplayus, jūs turite išeiti abu kaip laimėtojai ir džiaugtis. Tai taisyklės, aš dabar tau atvirai pasakysiu, aš žinau tas basic taisyklės, kur yra žmonės ten sukūrė įvairias kaip komandos naudojamas, nenaudojamas, ką daryti, galima serverį, ką nedaryti, bet aš jų niekada nesistengiau įsigilinti, nes aš nuo pat pradžių, nuo pat pirmo dalyko naudojau common sense, taikiau savo personažui realius dalykus, kas vyksta aplinkui, tai aš taip ir reaguoju. Ir aš esu turbūt pažeidęs tam tikrų serverio taisyklių, pats jų nežinodamas, nes aš nė vieno serverio taisyklių nesu normaliai skaitęs ir žiūrėjęs, nes nemaniau, kad man reikia skaityti ir žiūrėti, nes aš žinau, kaip dėl poelgių, kaip ir realiam gyvenime. Jeigu žmogus elgiesi vienaip ar kitaip ir jeigu tau kyla klausimas, ar tu čia elgiesi gerai, tai reiškia elgiesi blogai. Nes jeigu elgtumės gerai ir nekiltų jokių klausimų, tai viskas su to gerai. Jeigu bent šiek tiek kilo dvejonė, reiškia, tu jau kažkur žengi kažkokią ribą. Tai tiek, aš su tokiu užmoju žaidžiu roleplayu, jeigu galime vardinti žodį žaidžiu, bet turbūt. Ir yra taisyklės, bet aš jų dorai nežinau. Ir jeigu pajaučiu, kad galiu kažkokią taisyklę pažengti, aš geriau atsitraukiu, ne taisyklę, galimai gal esamą taisyklę pažeisti, tai aš tiesiog atsitraukiu ir geriau nesielgsiu toj situacijoje taip, nes nuojauta sako, kad galiu kažką pažeisti. Okay. Nes iš esmės aš manau, kad ir yra labai svarbu galbūt pasiduoti tai situacijai ir suvok, kad tai yra žaidimas ir tu dalyvauji žaidiminiai situacijai, bet į kurią reikia... Dar galiu greitai sugrįžti, pasakyti, pavyzdžiui, kaip yra tam tikros taisyklės, vadinamas padaro no crime zone, kur tu ten negali mušti su kitais žaidėjais, jeigu kad ir kiviršas įvyko, negali, ta prasme, ir kam sukuria serveriai tas taisyklės, nes žmonės būna ateina, kurie jie neturi tos vadinamos to vadinamo turbūt common sense, kad ir nemandagu būtų čia elgtis prie visų, dabar pulti, muštis be logiškai, nes realiam gyvenime tu irgi taip nesielgtum, tai stengiasi valdyti savo personažą liniją taip, kad ir čia nedarytum tokių durnų, nesąmonų, eikit už kampo ir, žinai, susimuškit, kaip ir realiam gyvenime būna, eina ir mokykloje, eidavo moksleiviai vien ant kalniuko išsiaiškinti ir taip toliau, tai taip ir padarykit. No crime zonas padaro, nes didžioji dalis žaidėjų neturi to common sense ir jiem biški kažkas ir jie daro bet ką, mygtukus ant kompiuterio spaudinėja ir jie pamiršta savo personažo liniją, kokį tą personažą susikūrė ir gaunasi toks vadinamas, liaudiškai tariant, balaganas. Tai tas taisyklės ir sukūrė suvaldyti balaganui. Aš nesijaučiu, kad aš pasiduodu balaganui, tai aš net nesigilinu į taisyklės, nes aš žinau, iš common sense, ką daryti, ką nedaryti. Tai. Taip, ir aš manau, kad dar tu turi labai gerą tokį, kaip ir bruožą, kad tu labai aiškiai supranti, kad tai yra realus simas ir realaus simo jausmai ir užmojai ir tikslai. Ir yra virgelio, ar ruomio, ar gintario, žinai, tikslai. Taip, ir žmonės dar šito iki pat šiandien po 4 metų kartais žmonės nesugaudo. Vieni pirmųjų mano interaktionų su žiūrovais, su fanais buvo vieną kartą aš personažų, ant 3 raidžių su savo personažu, kitą personažą pasiunčiau, nes tikrai jis išerzino pagal situaciją, ten vos ir kumščiai nebuvo paleisti ir taip toliau.
Užsibaigė ta roleplay situacija, aš kaip nieko toliau roleplay, savo linijas, personažą ir taip toliau, ir aš už kelių valandų gaunu asmeninę žinutę, žinai, man taip patiko video, tu taip gerai darydavai, bet tu mane pasiuntei. Wow, tada aš bandžiau paaiškinti ir po to su laiku, žinok, daugėjo tokių žinučių. Galvojau, tu geras kūrėjas, gerai darai, bet tu ten taip nemaloniai pasielgi ar kažką. Ir nustojau turbūt rašyti, nes jeigu žmogus nesupranta, kad ten žaidime personažas apsipyko su kitu personažu ir kad aš kaip Simas nieko bendro su to neturiu, tai aš turbūt ir nepaaiškinsiu tam žmogui. Jisai arba suauks vyresnis, arba subręs jo smegenis ir jisai tai supras, o jei nesupras, sorry. Čia vat ir yra ta esmė, žinai, kad ir vakar epizodo metu tau į chatą rašo, ko toks piktas. Simas nepiktas, jo, Ginteris piktas. Aš nepiktas, Ginteris buvo piktas, Ginterį išvedė iš kantrybės. Kaip man dabar padaryti, kad Simas atrodytų nepiktas ir linksmas, o mano personažas Ginteris ten turi ir pašaukti, ir kažką surėkti, ir gal apsimušti ir taip toliau. Tai žinai, aš vis tiek, jeigu aš vaidinu tą personažą, tiesiog tai yra personažą žaidime realybėje, tai ir aš pašaukiu garsiau ir tai aišku matosi ant mano veido, nes aš transliuoju su vadinamu facecam. Ir spektaklyje būtų lygiai taip pat. Tiesiog tu tai būtum fiziškas žmogus, kuris stovi ant scenos ir pradedi rėkti. Daugelį žiūrovų gali atrodyti, oho, koks Simas čia įsiaudrinęs ir piktas. Bet kad Simas vaidina ten kokį nors, žinai, Aleksandrą, kuris turi pilnas gyvenimiškų visokių problemų, užsisėdėjęs ir taip toliau, ir jam ten sprogo pyktis, ir aš kaip Simas turiu tai išvaidinti. Kartais žiūrovai to ir nesupranta, ir tiek ir teatre, o tuo labiau gali jie nesuprasti viso šito roleplay'ui. Nes dar greitai užbėgant galbūt ir į ateitį, ar klausimai ar ne, daugelis žmonių roleplay'ina save. Jie tiesiog susikuria personažą panašų į save, ir jie nieko nekeičia, nei balso tembro, nei akcento ar dialekto, nei išvaizdos, jis kaip kalba realybėje, jis taip kalba ir žaidime, tai jis tiesiog tai dar ta duplikacija. Tai dar ta kalbėsena, žinai, ir personažo kūrimas, sakykim, bet sugebėjimas atsiskirti, kad tai nesi tu. Tai yra tavo personažas, kuris galbūt, nežinau, tu gyvenime bankininkas, o čia esi policininkas, ar gydytojas, ar nežinau, stumdai erotinės prekes, kaip Virgis bandė. Esu sutikęs, kur žmonių, kur yra realiam gyvenime policininkai ir žaidime, jie roleplayina policininkus. Okay. Double job. Double shift. Double shift, dviguba pamaina kala. Wow. Bet čia jau stipru, nes tu iš esmės arba tu esi labai fanatikas savo darbo ir tu taip myli darbą ir už tai pagarba. Ir lygiai taip pat yra su mechanikai, žaidime dažniausiai būna mechanikai, nes susilaužo automobiliai, kažkaip turi nuvažiuoti, pabendrauti, sutvarkyti, susimokėti. Yra ir mechanikų, kurie realiam gyvenime visą dieną atidirbę garaže, autoservise, grįžta ir toliau tvarko mašinas per roleplay. Bet galbūt taip yra dėl to, kad peršokant į personažą, kurį žinai, kad lengviausia sukurti personažą, kai tu išmanai kažkokią nišą, žinai. O aš kaip tik mėgstu daryti visiškai kardinaliai į kitą pusę negu aš pats. Nes aš galėjau susikurti personažą ir nueiti į vadinamai žaidimuose serveriuose būna tos media, video kūryba ir taip toliau. Aš galiu čiupti kamerą, kokį nors sukurti video operator kipsas ar kaip ten būdavo, žinai, pasimti kamerą ir roleplayinti tai, ką aš išmanau. Bet ne, aš geriau visai nuėjau į kriminalinę pusę, į pareigūno pusę, kur man yra visiškai skirtingos pozicijos, arba kitas mano personažas Virgis, tai yra tas toks liaupis, lepšelis, žinai, personažas, kuris, nesigaudo gyvenime ir lepteli visokius dalykus, kurių nereikėtų, kai aš gyvenime, pavyzdžiui, kontroliuoju, ką, kur ir kaip pasakyti. Ir dar labai gerai pagalvoji iš tikrųjų. Ir dar labai gerai pagalvoji, o Virgis yra tokia laisvė, galbūt kurios aš neturiu, ir aš ją galiu perteikti per personažą, kartais leptilti dalykus, kartais pajaučiu, kad roleplay situacija niekur neina, tai aš taktiškai duodu impulsą kaip Simas, jau suprasdamas Virgeliui specialiai pasakyti kažką netaktiško arba nereikalingo, ir nuo to, žinai, būna užsikuria kita roleplay situacija su kitais aplinkiniais žmonėm, nes jiems irgi būna šaltas dušas, jie nesitikėjo. Pavyzdžiui, pats Virgis buvo kažką pavogęs, bendrauja su pareigūnais, matau, jau nusėdo roleplayus ir jis prisiduoda save. Ir paėmiau, buvau vakar paėmęs, ir pamečiau dabar. Tai žinai, ir taip
dažnai žmonės pripratę yra roleplay'ui, kad jeigu yra kriminalinis personažas, jis niekada savęs neižus. Nu koks durnius išduos save. Ir virgelis paima pist ir prisiduoda. Ir tada netgi tie pareigūnai būna aplinkui, kurie roleplay'ina pareigūnus, jis tiesiog, lauk, tu čia prisiduodi. Na, prisiduodai, ką? Ir jiems būna tas toks lengvas šokas, bet ir tada nuo to užsikabina smagesnis roleplay'us. Nes jie galvoja, čia reikės kažkaip sugalvoti, kaip prigauti tą virgelį, o jis čia paėmė ir prisidavė. Netikėtumo įnešė. O čia, taip, žinai, aktoriai susiduria su problema, kad kartais būna sunku išeiti iš personažo. Išjungis. Čia yra mitas. Aš garantuoju, čia yra mitas. Ir net, nu čia galim. Galbūt kokia aktorinė mokykla ėjo ir kokiu keliu ėjo aktoriai, kad neišeina iš savo personažo. Buvo ir mano kursiokų, kurie labai giliai nueina į personažo susikūrimą ir kaip tas personažas elgėsi ir taip toliau. Tai aš labiau einu tuo keliu, kurio gavau labai daug ir geros informacijos iš aktorius režisieriaus Valentino Masalskio. Tai dideliausiai dėkingas jam, kuris tik 4 kurse aš išgirdau jo pagrindinę frazę: aktoriai yra melagiai. Ir mūsų pareiga apgauti žiūrovą, kad jis patikėtų. Jeigu jis patikėjo ir susierzino, kad Simas yra ant scenos piktas ir kaip per transliaciją tu sakai, Simai rašo, oi Simai, ko toks piktas, ko tu išlėjai pykti, aš tą minutę jaučiuosi, kad aš reiškia viską gerai padarau, žiūrovas patikėjo, kad šiuo atveju aš esu piktas, bet iš tikrųjų personažas, nu tiesiog jis mane mato tuo pačiu metu ant ekrano. Tai jeigu aš gerai apgavau žiūrovą, reiškia, aš kokybiškai atlikau savo vaidmenį. Aš manau, kad labai daugelį apgauni, nesvarbu, ar žaidė roleplay'o ar ne, nes iš esmės visas interakcionas sutikus bet kuriam žmogui tave gyvai ir matant tave streamo metu yra didelis skirtumas. Absoliučiai. Ir susidarai įspūdį iki tol, kol susitinki su žmogum ir tada su juo pabendrauji ir tu visiškai pakeiti nuomonę. Bet nejučiom tu jį susidarai. Ir tada tu tiesiog sutikęs su žmogum, tu arba jį patvirtini, arba ne. Bet dabar jau garsiai neišsakau, kad ir kaip draugus sakydavau ir jisai sakydavau, aš tiesiog pasilieku tai viduj savo iki tol, kol sutiksiu. O sutikęs, jeigu pasitvirtins mano spėlionės, tai pasitvirtins, jeigu ne, liks many. Kaip galvoji, ar šitas atviras požiūris tau padeda streamų metu? Tik patikslink? Nu, tarkim, vis tiek esi pakankamai atviras, žinai, tam tokiam naujam potyriui ir, va, tarkim, net kaip ir sakai pats, jeigu susidarai kažkokį pirminį įspūdį apie kažką, nežinau, apie žaidimą, apie roleplay'ų, kaip galvoji, ar tai padeda tau kaip streameriui, kaip roleplay žaidėjai, nes iš esmės turbūt daugiausia peržiūrų ir renka būtent tavo roleplay epizodai. Arba technologinės apžvalgos. Technologinės apžvalgos, tai tu darai? Technologinės, tai prasme. Unboxingai visokie. Taip. Aš nelabai žinau, kaip atsakyti, klausim, tu labai taip sakai, ar padeda, ne, aš nežinau, turbūt padeda. Nes aš taip turėčiau išvalgą, žinai, kad vis tiek, kai tu esi atviras, aš, pavyzdžiui, pats kartais labai iš anksto sudarau nuomonę apie kažką. Tada pradedu domėtis, jeigu tai žmogus pabendrauji ir ta nuomonė dažniausiai pakeitė. Tai faktas. Ir tas atvirumas, aš taip įsivaizduoju, žinai, leidžia situacijas priimti laisviau, negalvot per daug apie kažkokį išankstinį sprendimą, ateini ir žiūri, kas bus. Tai aš įsivaizduoju, kad ir roleplay serverį įsijungus, tu atsidarai ir, ką šiandien turim. Taip, ir kartais reikia tiesiog paminti tą vadinamą į savo ego, tu įspūdį galbūt susidarai, kad yra kažkuris blogas personažas ir tau jau reikia su savo personažu su juo pyktis. Tu tai pradedi daryti, vakar, jeigu mano roleplay'us prasidėjo iškart nuo muštynių, galima sakyti, ir tada kitas personažas, kur buvo su tuo akvalangu, aš irgi ant jo buvau piktas, iki tos situacijos, kol kažkas mūsų vienyje ir aš po truputį pradėjau paminti savo ego, ten atvažiavo kažkokie netikri pareigūnai, kur pradėjo daryti nesąmonės, jisai sako, šitoj vietoje aš su tavim sutinku, kad ir nenoriu su tavim sutikti Ginterį, bet aš sutinku. Ir aš tada tarsi ir mano vidus, žinai, ir Simo vidus, ir Ginterio vidus šiek tiek atsileido, ir mano pyktis personažo nuslūgo jam, ir aš ten, žinai, su tavim sutinku. Ir tada abu sutiko ir pats pajutau tuo metu, kad tas mano pirminis įspūdis, kokį aš jau buvau ir Simas, ir Ginteris susidaręs apie tą personažą, mano erzulys iškart nukrito ir viskas ten gavosi taip, kad numažėjo, netgi rankom suspaudė ir išsiskirstė. Žinai, jeigu nebūtų įvažiavęs tas bendrumo jausmas, kur kažkoks žmogus ten tiesiog mūsų erzino, netikras pareigūnas ir taip toliau, ar tai būtų mūsų vienyje, ar būtų mūsų situacija dar labiau eskalavus ir mes būtumėm dar labiau susipykę galbūt. Tai čia roleplay'aus žavesys ir yra, tu niekad nežinai, kur nukrypsi, ar į geresnę, ar į blogesnę pusę.
Bet čia kaip krepšinė, turbūt yra Žalgirio, Ryto, Neptūno fanai, kurie eina ten ir kitos komandos tik už savo komandą, iki tol, kol yra rinktinė ir visos komandos susivienyje iš visų komandų žaidėjai į vieną, atstovauti šalį ir tada jau ir didžiausi komandų fanai tampa bendra visuomenė, kurie serga už vieną komandą. O tai kaip galvoji ir gal į ką pats daugiausia dėmesio kreipi, kai kuri savo personažą? Iš esmės tu dabar turi tris pagrindinius personažus, kurie keliauja iš serverio į serverį. Atsisakiau merginos personažą, kurį buvau padaręs, nes nafik, žinok, aš pažiūrėjau, kad man džiauriai keista ir juokinga, kai aš nusprendžiau tą personažą nutraukti, aš klausiau podcastą vėl tie patys, jie irgi kalbėjo apie tiktokerius, taip toliau, kurie sukūrė dabar turinį, tą tokį lėkštą turinį, kur tipo vyras apsimeta moterim ir visiems blecha juokinga. Čia man toks biški iš Ruso atėjęs reikalas, žinai? Jo, tas grinai iš Ruso toks atėjęs ir man jisai, aš tipo dariau, čia prieš kokius 2 metus, turbūt daugiau dar dariau tą savo 3 ir 4 personažą. Moterį, merginą, patploninęs balsą šneku. Aš visiškai niekada nejaučiau, kad man gerai einasi, mačiau žiūrovom labai patiko ir dabar dar klausinėja, kada bus, bet aš nenusileisiu savo vidiniui ego, aš nedarysiu šito lėkšto humoro ir nenoriu. Okay. O tai ką verta atkreipti dėmesį, kuriant personažą? Jeigu reiktų tai patart savo, įsivaizduoju, kad tu buvai pačioj pradžioje roleplayaus, kai tik pradėjai streamint. Sunku, žinai, patart savo, kai aš 4 metus mokiausi kurtis personažus, tai, žinai, aš tiesiog žinojau, kur ką daryti, kaip eiti. Tada patark man, kaip nieko nežinančiam. Tai pirmiausiai keletas elementarių dalykų būtų susikurti vizualizaciją, kaip tavo personažas atrodyti. Aš visą laiką daryčiau kuo labiau iššaukiančią išvaizdą, kaip matei Virgis, ten skiauterė ir taip toliau, nes atsikreipia dėmesys, jeigu tu planuoji tai daryti dėl žiūrovų, jeigu dėl savęs nori sukurti personažą ir atsipalaiduoti, parolplayinti, tai vis tiek bus smagiau, nes kiti žaidėjai atkreips tave dėmesį. Tai kalbant apie išvaizdą, siūlyčiau ekstravagantiškas išvaizdas, kokias nori, žinai, pasirinkti. Tada lygiai taip pat siūlyčiau susigalvoti personažą ne čia ir dabar, bet sugalvoti priešistorę vadinamą. Kodėl tavo personažą, kodėl tu jį būtent tokį sukuri, kas jo gyvenime anksčiau vyko, susigalvoti jo teigiamas ir neigiamas savybės, bent po 3, ir tai, ką susigalvojai, kai jau sukursi personažą. Gal dar, kuriant personažą, gal dar 3 dalyką išskirčiau, tai yra kalbėjimo maniera, ar akcentas, tembras, tonas, galbūt kalbėjimo defektas. Tai 3 faktoriai - priešistorė, išvaizda ir balsas, kokį tu naudosi. Čia elementarūs tokie dalykai, jeigu norėtum giliau, ten, žinai, galėtum dar ir kitokių dalykų prisigalvoti. Ir labai dažnai žmonės pameta personažo priešistorę, kad ir susigalvoja kartais, bet pradėjus roleplayinti, jie eina čia ir dabar ir pamiršta, kad galbūt jie buvo sugalvoję, kad tas jų personažas turi labai didelių problemų, tarkim, finansinių problemų, galbūt mėgsta lošti ar dar kažką. Ir žaidime jisai sutinka kitus draugus ir taip toliau ir pameta personažo mintį, kad reikėtų daryti, kad vis laiks nuo laiko kokį kazino jis tai nubėga ir žinai kažką, kad nepamesti tos minties. Ten gali po to sakyti, aš susipažinau su gera kompanija ir lošimai tapom labai gerai, bet ar tu kaip personažas to nepameti? Nes jeigu aš vaidinčiau priklausomą asmenį nuo lošimų ir taip toliau, tai aš stengčiausi žiūrovui tai būtent ir parodyti, nes aš tam ir kūriau personažą, kad jam yra sunku atsilaikyti, bet jeigu jam tampa labai lengva susikūrus personažo, nors priešistorija buvo tai padaręs. Tai va, nepamesti sukurtos priešistorės ir šitie dalykai, turbūt, ką įvardinau, čia būtų paprasčiausia. Dar, žinai, tas galbūt nebijojimas eksperimentuoti nuo savęs pridėčiau, ką ir prieš tai pats minėjai, kad jeigu tu esi mechanikas gyvenime, pabandyk kažką naujo, ko nesupranti. Čia šito vienareikšmiškai, bet čia yra mano pozicija. Kitas galbūt priešingai pasakytų ir sakytų, bet man smagiau daryti tai, ką aš išmanau. Tai jo, bet aš vienareikšmiškai daugiau smagumo randu ten, kur aš niekada nesu išbandęs ir nauji potyriai. Ar lauki GTA 6? Man asmeniškai. Žinai, aš nežinau, kada 5 išėjęs buvo. Man yra geras roleplayas. Prieš 10 metų. Čia labai dažnas klausimas. Jo, dažnas klausimas, aš laukiu GTA 6. Laukiu dėl roleplayaus. Įdomu, kur viskas pasisuks ir kaip viskas nueis. Nes girdėjau gandų, kad roleplayus dabar jau bus integruotas į patį GTA. Tai nežinau, ar ten bus leidžiama kurti serverius savo, pavyzdžiui, lietuviškus ir taip toliau. Kiek ten bus laisvės.
nes žmogui, kuriejai reikia laisvės, serverio kuriems reikia laisvės. Jeigu tai bus labai aplimituota, aš manau, vėlgi atsiras trečiųjų šalių programos, per kurias bus kūriamas tas roleplayus, kaip yra dabar. Ir reikia nepamiršti, kad, žinai, ir visam pasauliu, ir visur tos trečiųjų šalių programos generuoja labai didelius vadinamus pelnus, uždarbius, kur dalis nueina ir pačiam GTA, nes pasidaro sutartis ir taip toliau. Dabar jie, man atrodo, 5M net perpirko. O, šitą nežinau. Geras. Rockstarai, man atrodo, yra nusipirkę 5M ir ten dėlioja visus dalykus ir žiūri ir dabar sakė, copyrightai visokie labiau veikia ir taip toliau. Tai iki Lietuvos tas dar nedaeis labai greitai, bet techniškai Rockstarai norėdami ten nubausti kažką Lietuvos serverių kūrėjus už įkeltą BMW ar Audi, ko jie patys nedaro savo žaidime, tai galėtų ir skaudžiai atsiliepti. Okay. O kaip vertini gandus, kad galimai GTA 6 galėtų būti monthly paid game'as ir tu jo realiai niekada... Koks? Monthly paid. Subscription based. Ai. Nemanau, kad tai padarys, pirmas dalykas, nes sėkmingiausi turbūt žaidimai yra nemokami, kurie turi papildymus, kur tu gali nusipirkti bonusų gauti. Tai nenustepsiu, kad GTA padarytų visiškai... Dabar palauk. Ne, manau, jis vis tiek bus mokamas, bet nenustebintų, jeigu jie padarytų žaidimą nemokamai prieinamą visiems, bet su monthly subscriptionu tu gauni tam tikrus benefitus. Misijas vykdyti geresnės ir taip toliau. Kaip Battle Pass. Tarkim, elementarus Battle Pass, Warzone ir taip toliau. Okay. Nenustebintų, nes pasaulis link to yra nuėjęs, nes Call of Duty's turbūt puikiai su Warzone įrodė, kad tapo vienas labiausiai apmokamų žaidimų per ten metus laiko ir žaidimas, kuris buvo visiškai nemokamas ir prieinamas visiems, tiesiog iš ginklų, skinų ir taip toliau. Tai galbūt GTA irgi gali padaryti visus šitos dalykus, savo personažo, avatarų kūrimai ir taip toliau, visi šitie Fortnite ir taip toliau, kur tu išvaizdą gerini, mokėdamas tikrus pinigus ir taip toliau, tai visiškai nenustebintų. Šitą idėją, žinau, kad jie, man berods iš Activisiono CEO, ar iš vieno iš darbuotojų, kad iš esmės vizija yra Netflixo pagrindu, kai tu subscribini kanalą kažkokį. Ir aš matau tame idėją ir kur link suka, bet aš matyčiau tai, kad tai būtų ne vienas žaidimas kaip subscriptionas, o platformos. Tarkim, nežinau, atėjau į Epic Games accountą, susubscribinau ten jų kažkokį mėnesinį mokestį, bet tada žaidžiu viską, ką jie turi. Taip. Man tada klausimas, kaip būtų su Steam'u. Jeigu ten, tarkim, žinai, Steam'e sumoku subscriptioną ten 30 € mėnesį ir galiu visiškai... Su GTA, žinai, slidus reikalas. Čia labai stipriai ir labai daug dalykų reikėtų apgalvoti, nes GTA yra vadinamas GTA Online ir yra tas GTA Storyline'as, kurį visi mėgsta ir taip toliau. Fun fact, niekada nesu žaidęs GTA 5 Storyline'o. Ten esu startinęs biškai šiek tiek ir niekada nesu perėjęs ir net neįsivaizduoju, koks jis yra, tai... Kartais žmonės sako, kaip tu gali nežinoti, tai roleplayų darai. Nu tai roleplayus yra naujai kuriami personažai ir taip. O patį GTA Online originalą bandęs, atsiprašau, kad pertraukiau. Taip, esu žaidęs, ten visiškas balaganas ir žinai, ten. Aš šiaip turiu minčių dėl turinio kūrimo GTA Online, bet dar neinu, bet ten tokius labiau kaip challenge'us padaryti, ar pavyks, ar nepavyks, žinai. Bet... Kalbant apie GTA 6 ir apie tos mokėjimus, aš visai nenustepčiau irgi, arba gan skambėtų logiškai, jeigu padarytų. Tu perki storyline'ą, online gali žaisti visiškai nemokamai ir ten tiesiog tu turi tos pesus arba papildomus daiktus, kurias gali pirkti už pinigus, o storyline'ą, jeigu nori žaisti, turi sumokėti vienkartinį mokestį. Ką iš esmės turi ir NBA, būtent panašus mokestis, jeigu tu nori žaisti online, tu iš esmės nusipirki patį žaidimo bazę, bet jei tu nori, tarkim, žaisti online, bent jau ant PS5 vis tiek tu turi turėti savo tą PS Plus, kaip ten tas vadinasi. PS Plus, jo. Taip. Ir tada, žinai, visą apparels, visus rūbus, kėdus, marškinėlius, beleką, kamuolius perki už taškus. Kas irgi visai logiška. Plus, man atrodo, misijų dar daugiau atsirakina. Kažkas tokio. Senai užžaidžiau. Tai gerai, čia buvo faina. Paskutinis galbūt dar toks vienas klausimas, kaip galvoji, kur juda visa žaidimų industrija ir streaminimas Lietuvoje,
toks apibendrinimo klausimas, žinai. Nes panašu, kad streamerių atsiranda vis daugiau, streamina per įvairias platformas, nebėra taip, kad siekiamybė yra YouTube'as, turim sėkmingų pavyzdžių, kur, nežinau, tik TikTok'e streamina kaip pavyzdys. Streamina tik per telefoną, mobile games žaidžia. Tai kaip galvoju, kur visa tai juda? Ir kada... Pirmin. Juda pirmin, aš nežinau. O kur nuves ir ar kažkas iš to gausis? Tikiuosi, bet žinai, turbūt išliks tik tais vadinamas dalykas tik stipriausi. Nes būna žmonės ateina, pabando, galvoja, o čia streaminti nesunku, įsijungia ir startavai. Tu pats dabar pradėjai kurti turinį ir tu pats žinai, kiek yra reikalų sukurti tam turiniui, kiek mažų ir didelių ir visokių niuansų reikia apgalvoti, kad jis būtų sėkmingas ir taip toliau. Nes jeigu žmonės galvoja, paspaudžiu mygtuką ir važiuojam live ir dabar čia jau žmonės rinksis žiūrėti, ne, tai taip nebus, tu turi užkabinti tos žmonės ir taip toliau. Tai lygiai, aš manau, viskas judės pirmin, atsiras daugiau streamerių, galbūt daugiau atsiras drąsos žmonėms, kurie suvoks šitą, kad tai nėra lengva, kad tai yra sunku ir jie nusiteiks tam, sunkiai dirbs ir pasieks savo, o tie, kurie tiesiog pasispaudžia mygtuką, jie atkris. Tai yra normalus dalykas, kaip ir... Aš šiaip galvoju, kad... Dainininkai, nežinau, žinai, yra pasaulinės žvaigždės, kurie... kaip vadinama, hardworkina ir varo link to ir yra tiesiog dainininkai, kur karts nuo karto išleidžia dainą. Aš šiaip matai galvoju, kad daug kas įsivaizduoja, kad jie mato tą galutinį rezultatą. Video, kurį uploadino ir save įsivaizduoja, kad aš taip galėčiau, aš taip norėčiau, bet literaliai į save kameros atsuk nelabai ir sugeba. Ne dėl to, kad neturi gebėjimų, bet nejaukumo momentas yra. Tu vis tiek sėdi tuščiam kambarį ir ta prasme įsijungi kamerą ir čia dabar aš turiu įsivaizduoti, kad su kažkuo kalbu. Nu toks. Tai čia jau yra per save perlipimas. Man kai baigus 4 metus su teatru ir pirmos video irgi buvo keista, bet perlipau per save, įsivaizdavau kamerą, kad tai yra žmonių akis ir ją atsisukdamas. Aš dar vieną dalyką nejučiom turbūt padariau, kad aš kaip kiti įsijungdavo personažai ir jie varo kaip tas personažas, žinai, transliacijos, kūrėjai ir taip toliau. Aš labai greitus dažnai padarau iššokimus iš savo personažo ir į simą, kur aš ten stapteliu, iššoku iš personažo, atsisuku į kamerą, pabendrauju su žiūrovu kaip simas, grįžti į personažą. Tai dar šitie kartais irgi, manau, žiūrovų visai įdomų pojūtį sukuria. Tai net ir o kitiems gal netgi susimaišo, jie gal net nesupranta, kad aš iššokau greitai iš personažo ir vėl iššokau. Tai net ir šio pokalbio metu į virgelį iššokai per sekundę ir per pusę sekundės grįžai atgal. Taip. Ir tai yra talentas, kaip nekaip, žinai. Mano akim žiūrint, tai yra wow. Tai aš nesugebėt greitai persijungt ir išsijungt ir, ta prasme, nepamest minties per abi plotmes, tai yra vis tiek. Bet čia yra priešistorė, žinai, personažo, kurį tu developini, manau, bet kuris aktorius taip pasakytų, žinai, smagiai labai personažo ieškoti būna gatvėje, tai išeini į kavinę, galų galiai barą, alaus atsisėda išgerti ir tu sėdi. Aš kartais būnu su draugų kompanija sėdžiu ir aš jaučiu, kad draugai tik bendrauja, o aš jau kažkokį žmogų nusijėmęs, nes man patiko, kaip jisai elgesi, tada aš bandau netyčia, galbūt arčiau prieiti, aš bandau išgirsti, kaip jis kalba. Ir tu taip, žinai, susidarai įspūdį ir tada galvoji, visai smagus galbūt personažas būtų, kurį galėtų sukurti ir per tą patį roleplayų. Ok. Čia toks labai daug atsinešiai iš realybės, iš teatro skilsų į būtent savo kasdienybę. Ir tiesa, turėjau dar vieną klausimą, dabar prisiminiau, kas visai įdomu. Toks, pavadinkim, bus blitz klausimas. Įsivaizduok, kad gyvenam virtualioje realybėje, jau mūsų kasdienybė, žinai, atsikeli, ten vos neužkandai, kažkokį greitą šeiką susugeri, pilną mineralų, ten vitaminų dar kažko. Ir užsidedi to savo akinius, pasitinki į realybę. Kaip galvoji, kaip žmonės uždirbinėtų pinigus? Taip, aš jau nujaučiu, kad to paklausi. Nes iš tikrųjų man pačiam kilt pradėjo šitas klausimas. O kaip? Jie turbūt per virtualią realybę žaisdami darytų kažką, kur kažkas viršiau valdo tai ir už tai gauna pinigus. Tai tu jeigu virtualioje realybėje bandai tiesiog daryti nesąmonės ir kažkada nesusikoncentruoji ir nepadarai tau priskirtų taskų, tu tiesiog algos negausi kitą mėnesį. Aš galvočiau labai panašiai, tik tai kažkurį vakarą irgi taip
aš būna, kai į kažkokią temą pasineriu analizuotis, labai toli galiu nueiti, žiauriai toli. Ir tada aš guliu ir taip galvoju, o tai iš kur tie pinigai būtų, žinai. Ir aš pagalvoju, kad viena iš mano teorijų, žinai. Kripto? Ne, aš įsivaizduoju, kad reklamos industrija bus tokio dydžio, kad tai bus daugiau negu nafta. Jau ką tu turi omeny. Kad bus daugiau Gerai, negu nafta. Gerai, bet paklausiu aš tada kitą dalyką dabar. Gerai, o tai ką reklamuosi ir kam žmonėm reikės kažkokių daiktų, jeigu jie visą laiką pasinėrė į tą aš manau, kad realybę? Nu gerai, tarkim, tu pareklamuosi, kas dabar yra, nežinau, kas aplinkui galvoja, kokį bet kas saulės akiniai. Saulės akiniai, jo. Tu reklamuosi saulės akinius, bet tu į lauką net neišeini, tu gyveni užsidaręs virtualioje realybėje. Ir aš manau, kad, žinok, bus tiek daug... Ar reklamuos virtualius dalykus? Vat link šito ir vedu. Žmonės leis pinigus. Kad mūsų realūs poreikiai bus tokie maži, kad mes realiai investuosim tik į naujesnį, geresnį gadgetą, kuris pagerins mūsų virtualios realybės potyrius, pirštinės, takeliai, skinai, dar kažkas. Ir ten suksis valiuta. O mūsų realaus poreikiai bus tokie maži, kur greičiausiai iš kėdės nepakelsim. Oho. Nemačiau, užsukai gerai, įdomi temelė. Jo, ir čia... Man tai patinka irgi padiginti tokius, pabrainstorminti, paįsivaizduoti, kas kur gali nueiti. Ir aš nemanau, kad čia, ką mes dabar šiek tiek pakalbėjom ir ką tu esi dar daugiau pridiginęs, kad tai yra kažkur toli, čia viskas labai apčiuopiama ir netoli. Tai tiksliau, neapčiuopiama. Kaip tik man, jei neklystu, vakar prasidėjo pirmieji unboxingai Apple Vision Pro. Ir aš sakiau, gal net ir šiam pradėsiu pasidiginti, žinai, kiek jie deliverino galutiniam produkte nuo to, ką pažadėjo, žinai, savo pristatomajam video. Bet kol kas, kiek mačiau TikTok'ų, išmetė į feedą ir panašiai, panašu, kad jie padarė tai, ką žadėjo. Kas reiškia, kad, ta pridėtinė realybė, jinai jau yra čia ir dabar. Ir kompas, kurį tu įsivaizduoji dabar, stacionarus, nešiojamas, planšetinis, jisai persikelia tau tiesiai ant veido. Taip, šią sekundę jisai dirba ten, žinai, iki 3 valandų, žinai, bet tas visas ekranų išdėliojimas, ekranų išdidinimas, žinai. Tai įsivaizduoju, kiek industrijų toks įrenginys, jeigu jisai būtų toks masinio naudojimo, nužudytų. Teliko tau kaip ir nebereikia, toks tipo. Su šeima gali susijungti online. Taip. Tai aš manau, kad mes esame labai arti viso šito, jeigu mes... Bet tai bus toks dalykas, kad žmonėms pradės reikėti to realaus kontakto su žmonėm. Kaip pavyzdžiui, sako, dabar jūs, žiūrėk, tu parašėjai, ne, ten per tos ChatGPT Midjourney sugeneruoja tau paveiksliuką ir meninį paveiksliuką ir taip toliau. Bet tiesiog aš manau, realių darbų, pieštų, realaus žmogaus, jų vertė tik tais tada pradės augti, taip, nes jų negalės producinti labai greitai ir žmonėms atsiras tas poreikis to autentiškumo ir kuo daugiau žmonių sėdės prie kompų su VR-ais ir taip toliau, tuo bus vertingesnis laikas, susitikimas gyvai su draugais ir žmonės tiesiog, manau, jiems pabos irgi. Atsiras tas momentas, kai jie norės išeiti, bent jau aš kalbu iš savo pozicijos turbūt, išeiti ir padėti tos telefonus ekranui į apačią, VR-us nusimesti į šoną ir tiesiog pabendrauti gyvai su žmogum, jam paspausti ranką, užmesti ranką ant peties ir pažvengti čia ir dabar su fiziniu kontaktu. Aš manau, žinok, kad tai, ką tu dabar sakai, aš labai panašiai galvoju, žinai, bet tai yra vienas iš simbolių, kad mes einam senyn ir pradedam kai ko jau nebesuprasti ir mes dar turim vis tą tokį seną auklėjimą, nes jeigu taip mąstant šiek tiek plačiau ir pažiūrint į statistikas, vis daugiau žmonių yra vienišų ir neturi draugų. Ir vieninteliai draugai, kuriuos jie susiranda, yra online, per žaidimą, per chatą. Ir sakau, kiek renginių dabar darėme, ne, kartu važiavom į Rygą ir taip toliau. Sunku atrodo surinkti netgi pilną autobuso kompanijos, nors auditorijos pas mane tikrai nemažai. Jiems kažkodėl sėdėti namie prie tų kompų yra geriau. Tai čia reiškia, mes einam senyn? Manau, kad taip. Nes mes dar norim susitikti gyvai. Nors šiaip, o kas eina jaunin? Parodyk nors vienas. Nei vienas. Tai yra tarp kitko vienas bičias, gali pasidomėti. Ai, vienas yra? Panašiai. Kuris eina jaunin? Jisai vadinasi Blueprint projektas. Okay. Bičias... Jeigu gerai Aš gal girdėjau,
kuris viską daro, kad ten išsilaikytų. Jisai turėjo short story. Jisai turėjo didelį tech startupą, jį pardavė ir jisai savo gyvenimą pašventė tam, kad pažintų žmogaus kūną, organizmą, kaip reaguoja ir kaip jį atjauninti. Ir šią sekundę, man atrodo, jisai ten per mėnesį vos ne gal po 3 štukas vien papildam visokiem ir vitaminam išleidžia. Jis ten gyvena taip, aš girdėjau laikrodį, žinai. Taip. Tai panašu, kad jis šiek tiek pajaunėjo. Kiek ilgai tas jaunėjimo procesas truks, nežinau. Bet ten crazy rutina žmogaus eina savo. Manau, kad nieks sveiko proto taip neišgyventų. Na, žinai, ar verta? Na, reikia džiaugtis. Tai va. Ačiū tau, Simai, žinai, kad paskyrei laiko.